van Jonas Biliounis, afscheid van een soldaat. En de tweede van Vytautas Mačernis, volleinding. Jonas Biliounis, kareivijas sveikinamas. Sudie visiems, ką žin arba galėsiu, sugrįž pas tėvą ir matušį seną, pas vaikelius ir mylimą Aleną, ką žin ar jos visus beparegėsiu. Į karą veš, ten gyvastį padėsiu, baisoj kovoj, kurion vargdienius gena, kurie tik turtų ir aukų gabena, ten tarp draugų ir aš auką gulėsiu. Tik vieno daikto Dievo aš prašyčiau, o išklausyk mane, juk tu galingas, juk tu palaimintas darbų šaltinis. Nors niekad jau savų ir nematyčiau, bet lai ateina laikas stebuklingas, tegu pranyksta karas paskutinis. Vytautas Mačernis. Atbaigimas. Gimtos pastogės, lengsti peržengęs, jis vėl pamatė visą tai, ko taip nekęstamas, kadais pabėgęs buvo iš namų ir pirmą kartą jo pasenęs veidas, jo išblėsę akys, nušvito toblų džiaugsmų. Be galo jam dabar patiko toje didelė tyla ir tie ant sienų atsimušę saulės spinduliai. Ten, kur palangėm vazonėlis augo blyškos gėlės, aplinkui matėsi vaikystės tolimų dienų žaislai. Ir prasivėrė jo sukepo lūpos. Aš čia nieko neradau. Tačiau galbūt nereikia nieko rasti, jeigu ieškot gana. Keliauja savo žmogus, o prieš akis tik vienas skausmo kelias, ko blėsančių troškimų širdį pridengia didelė gimtų namų tyla. Staiga jisai suprato viską. Lengvai pasirima ant stalo ir saulės spindulios panėręs veidą. Mirė. Ačiū. Na, o dalyvis, kurį dabar pristatysiu, prieš 2 metus atvyko iš Rusijos, Samaros miesto. Šiuo metu yra studentas, studijuoja Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dmitrij Nadopta. Girdėsime Antano Jonyno eilėraštį Baltoji naktis. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я из России. Читаю стихотворение Антанаса Юнинаса «Белые ночи». Сако, Вильня не būna baltųjų naktų, netiesa, netiesa. Ant stogų apsnigtų ir ant mečių baltų, žvilka, žėri minulė šviesa. Tavo plaukas akis, spindulys palities, pilnas mėnų pro langą slenkas. Miela galva priglauso prie tavo širdies ir bočiosiu baltasias rankas. O, kaip gera ramu, po dieną įtariu ir po priekaišto žodžių sunkiu, kaip sviginantį vyną aš vėliai geriu, gera šiluma tavo akių. Tu, ramybė ir džiaugsmas keitrus spindulys, neramiajame mano kely, aš galbūt nikados nepajėgsiu suklyst, tiek kiek tu man atleisti gali, ir nė mėnų šią naktį man šviečia, o tu, įstabi tavo meilė šviesa, sako, Vilnia nebūna baltųjų naktų. Netiesa, netiesa. Dėkoju Dmitrijai. Na, o dabar į sceną kviečiu Balio Dvariono 10-metės muzikos mokyklos senosios muzikos ansamblį Lirum, vadovė Auksė Stankevičienė. Girdėsime Filipo Atsajola kūrinį Tiparti Kërmijo karo. Mila și pianto
Dėkoju. Na, o scenoje pamatysite šio renginio iniciatorių Baltijos Turkijos kultūros akademijos direktorių Ibrahim Ak, kuris skaitys eilėraštį Vincas Mykolaitis Putinas Ištikimybė. Benim adım İbrahim. Türkiye'den geldim. Size Vefa adlı şiir okuyacağım. İştikimibe. Balayımız şivese valanda. Arıyordu nesek mesmetu. Aşlik su iştikimaz cimogu. İrsao paçam. İra ne matama yoktis. Tartmus visu şircu. İrsao lete dinovidi. İrnikuye vidurnakti. Aşağı yarçu. Aşağı gircu. Pokasteni bespelenis, kašta rusana žarija, kiekvieną mūsų širdyje. Tegul skiedriai įsižiebs dragustės šedlenčiais jausmais, palaimas šviesia valanda, ir jaudų nesėkmės metu, ir tamsa naktį, ir šviesia diena, putės akimirka kiekvieną. Ačiū. Ačiū. Dabar scenoje pasirodys dvi Vilniaus prancūzų vidurinės mokyklos Montesquieu mokinės – Sophie Bustijo Salvadoras ir Manuel Osjon Belgija. Girdėsime Salomėjos Nėries eilėraštį Draugystė. Mon nom est Manuel Ancion, je viens de Belgique. Me llamo Sofía Bustillo y soy de El Salvador. Nous allons lire le poème Amitié de Salomé Neris. Te keikia prakeiksmų pasaulį, iš siekia lūpos pranašų. Draugystė mano tau, kaip saulė, kaip šviesų ilgesį nešu. Ak, ilgos naktys, juodos delčios, padangės pilnos debesų. O vis dėlto sakyk, kodėl čia, kodėl taip žemėje šviesų. Jei tu manai, kad saulė klysti, nes saulė teka mum kas ryt. Tai mūsų didelė draugystė, mūsų kraujo muzika skaidri. Dėl jos ir žemėje gyvenam, dainuojame dainas dėl jos. Dėl jos ir nemūnai srovena, įrošia girios žaliosios. Dėkoju. Na, o dabar scenoje pasirodys Artem Kirilov iš Ukrainos, Vilniaus prancūzų vidurinės mokyklos Montesquieu mokinys. Girdėsime Balio Sruogos eilėraštį Saulė ir smiltys. Доброго всім вечора. Мене звати Артем, я з України, мені 13 років. Я вивчаю литовську мову протягом 2 років, і сьогодні зачитаю вірш Баліса Сороги «Сонце та пісок». Супасі, супасі, лапи будінті, шнарасі, шнякасі, веє поюдінті, склістимі, гаудисі, алпстинті, людінті, супасі, супасі, веє поюдінті. Паука гігушо, сапнені тікетії, гауді краудой, кейкумет полететії, Oiško dotijai, onumylėtijai, slenka gigušio sapnai netikėtijai. Naują gyvenimo gandą atneždami,
žemė ir dangų, ir daugis atmestami. Naujus takus per bedugnes atrastami, naujo gyvenimo gandą atneštami. Rink besiplečiantį, sielvartą gūdintį, tau paslapčių, amžinų nesijudinti, vėjo bučiuodami, vėjo pagundyti, supasi, lapai nubudinti. Dėkoju ir kviečiu Pauliną Hausner iš Lenkijos. Tai Varšuvos universiteto studentė, studijuoja baltų filologiją, į Lietuvą atvyko mokytis lietuvių kalbos pagal projektą Lietuva čia ir ten. Girdėsime Eduardo Mieželaičio eilėraštį Mano žemė. Dobry wieczór, nazywam się Paulina Hausner i jestem studentką filologii bałtyckiej na Uniwersytecie Warszawskim. Edward Mieželaitis, Moja ziemia. Aš einu gimtaja Nemuno pakrante, rankoje kepurė, pušės lazda. Baltas ievų sniegas ant peties man krenta, melsvas rūkas plaukia, paupio brasta. O raudona saulė, kaip varinis varpas, vandeninų skendo nieks neišridens. Vien tik žvaigždės, tarsi miežų varpos, auksu ribulvoja ant ramaus vandens. Tyloje sustoju ir užėmęs kvapą, aš klausau, kaip kužda vakaro vėsa, kaip naktis užgožia pakalnutės lapą, kaip suskyla žemėn kritusi rasa, kaip vabzdelis krebžda, kaip alsuoja gėlės, kaip aukštyn pašoka medžio atžala, kaip vanduo čiurlena žvaigždėmis pamėlės, paslaptingai unksnė šnabždasi žala. Štai jie, mano žemė, man jinai gražiausia, ji mane augino, guosdavo mane. Stoviu aš pakrantei ir tyloj klausausi, ką man kužda žvaigždės aukso nemune. Ačiū, į sceną kviečiu Novella D'Annunzio, kurie atvyko iš Italijos. Šiuo metu yra aktorė, dainininkė, italų kalbos dėstytoja Vilniaus universitete ir italų kalbos institute. Girdėsime Salomėjos Nėries eilėraštį Iškeliaujant. Novella D'Annunzio. Vengo dall'Italia. E questa sera vi leggerò una poesia di Salomea Nėris, Andando via. Nakties Marių juodą plotą žiburiai nušvies. Perskros tylą tą miglotą dainos ateities. Šimtasparnis Marių vėjas ištiesė bures ir žuvėdrus nulydėjo per plačias mares. Ar sulauksiu mielo, jauno grįžtant atgalos? Ar undinės Marių daina tave pavilos? Ir užgeso kaitrus laužai, kelio nebešvies. Audros bunda, stiebus laužo vidury nakties. Aš, balta žuvėdra, kliksiu virš tamsių bangų. Jūrai sekant, beklausysiu pasakų ilgų. Dėkoju.
Į sceną kviečiu Aigerin Tursinovą iš Kazachstano. Lietuvos edukologijos universiteto studentė, Lietuvoje gyvena 3 metus, jai patinka keliauti, atrasti naujas kultūras bei kalbas. Labai džiaugiasi galėdama būti šios šalies kultūros ir nuostabių žmonių dalimi. Sutikime. Сәлеметсіздерме? Girdėsime Gražinos Tulauskaitės eilėraštį Prisipažinimas. Сәлеметсіздерме? Менің аты жөнім Айгерім, мен қазақстандықпын. Сіздерге бүгін махаббат жайлы, сезім білдіру жайлы поэзия оқимын. Gražina Tulauskaitė, Prisipažinimas. Aš kadais tikėjau įvairiausios burtas, ramunėlės žiedo, dobėlą ir gegužę. Bet žadėta laimė dar užtruka kurtai ir ta meilė rodos viesulą tik prauža. O rašau lyg šuoliai vien tiek apie meilę, kaip ruduo mus gręžia ir kaip jis nuliuodusi. Nes juk jų ptų baisiai nustabu ir kvaila pasilikti žemai visiškai biliūdasi. Ilgisi sukėlė rudeniniai vėjai, kai mylėti išmokė saulė ir žiedai. Bet aš nežinojau, nei kad netikėjau, kad mažytai širdžiai žemės bus mažai. Ačiū labai. Į sceną noriu pakviesti Iran Wang, atstovė iš Kinijos. Kai mokiausi tarti ir pristatinėti šią atlikėją, ji man sakė, nesimokykit, geriau pristatykit mane lietuviškai. Mano vardas skambėtų Rūta. Ir į Lietuvą atvyko iš Pekino, dabar mokosi Vilniaus universitete lietuvių kalbos, domisi lietuvių poezija. Girdėsime Marcelijaus Martinaičio Rytą šviežiai pasnigus.尊贵的各位来宾、各位老师、各位选手，我的名字叫王怡然，怡然自得的怡然，我来自于中国北京。今天我为大家带来 Marcelius Martinaitis 的《清晨初雪》，请您欣赏。Iše je orida, išveži apsnigtą gatvę, lygų ir balta, niekieno dar nevaikščiota, lyg ir iš niekur krenta šviesa. Pirmas einu gatvę, palikdamas aiškus pėdsakus.